Sveika prisijungusi prie meditacijos Ramios mintys. Skirta klausytis tomis akimirkomis, kai imi perdėtai nerimauti dėl savo vaikų. Jos pabaigoje neramios mintys taps tylesnės, tu jausiesi palengvėjusi ir išsilaisvinusi nuo perdėto nerimo. Dabar patogiai atsisės arba atsiguok ir užmerk akis. Giliai įkvėp per nosį ir lėtai iškvėp per burną. Dar kartą giliai įkvėp ir iškvėp. Toliau kvėpuodama, tiesiog stebėk, kaip oras švelniai keliauja per tavo kūną, palaiduodamas visus raumenis vieną po kito. Su kiekvienu iškvėpimu paleidi viską, kas tave slegia. Šią akimirką esi tik tu ir tavo kvėpavimas. Leis sau tiesiog būti šioje ramioje, tylioje akimirkoje. Jausti nerimą dėl vaikų yra visiškai natūralu. Daugelis tėvų su tuo susiduria kasdien. Tai tik parodo, kad tu ne tik beprotiškai myli savo vaikus, bet ir stengiasi juos apsaugoti. Tačiau kartais tas nerimas tampa stiprus, dusinantis ir užpildantis per daug erdvės tavo galvoje. Tokiais atvejais būtina rasti laiko savo, nuraminti save ir priminti. Ne vienas vaikas neužaugo nesusirgęs, neužsigavęs ar kitaip neišgąsdinęs savo tėvų. Yra normali gyvenimo dalis ir tu esi nuostabi mama. Dabar klausyk iš šio afirmacijų ir leisk jums nusėsti giliai tavo pasąmonėje. Jei kažkokį teiginį sunku priimti, nesijaudink, tai tik parodo tavo įprotį perdėtai nerimauti. Bet mūsų protas nuostabus tuo, jog tai, prie ko įprantame, galime taip pat ir atprasti. Juk tu negimei su įpročiu nerimauti. Tai tu įgijai daug vėliau, jau pati tapusi mama. Pradėjus savo kartoti naudingesnius teiginius, ilgainiui jie taps tavo automatinėmis mintimis. Taigi, kuo dažniau klausysies šio teiginių, tuo greičiau jie perrašys šį įprotį perdėtai nerimauti. Tad dabar dar kartą giliai įkvėpk ir iškvėpdama atpalaiduok pečius. Eik vis gilyn ir gilyn į šią nuostabią, palaiduojančią būseną ir tiesiog klausykis mano balso. Aš pasitikiu savo vaiko sveikata bei jo organizmo gebėjimu sveikti. Aš žinau, kad mano vaikas yra saugus ir auga saugioje aplinkoje. Aš žinau, kad turiu daugiau nei pakankamai jėgų ramiai susidurti su savo vaiko sveikatos iššūkiais, kai jie iškyla. Žinau, kad suteikiu savo vaikams reikalingą paramą bei patarimus ir leidžiu jiems saugiai ir užtikrintai tyrinėti pasaulį. Aš priimu savo vaikų ligas bei negalavimus lengvai bei natūraliai, žinodama, jog tai būtina jų imuninės sistemos vystymuisi bei stiprėjimui. Žinau, jog jie netrukus pasveiksta, tampa energingi ir žvalūs, kaip ir kiekvieną kartą. Pasitikiu savo vaiko įgimtu savisaugos instinktu ir žinau, kad jis geba saugiai tyrinėti pasaulį, o kiekvieną kartą suklupęs išmoksta dar geriau jausti savo kūną. Pasitikiu savo intuicija ir išmintimi
Ir žinau, kada reikalinga ieškoti pagalbos, tuo pat metu pasitikėdama savo sprendimais. Skiriu laiko savo ir savo poilsiui, leisdama savo pasikrauti ir atgauti jėgas. Jaučiuosi saugi, nes gebu valdyti savo mintis ir emocijas. Jaučiu vidinę ramybę bei stiprybę. Dabar įkvėpk ir su palengvėjimu iškvėpk, atsikratydama viso nerimo likučių. Iškvėpk jį iš savo plaučių, galvos, krūtinės. Pajaus kaip lengva ir gera, kai tave užplūsta ramios, lengvos mintys. Dabar įsivaizduok savo vaiką ar vaikus, jau suaugusius. Matyk, kokie jie sveiki, laimingi, stiprūs. Galbūt jie susirinko pas tave prie pietų stalo. Galbūt neturi savo vaikų. Koks tai jausmas? Ką jūs veikiate? O galbūt jūs leidžiate laiką gamtoje? O gal tu esi pas juos svečiuose? Pajaus, kokie jausmai kyla tavyje. Kaip jauti šią ramybę ir žinojimą, kad nepaisant visų negalavimų, tavo vaikai užaugo sveiki, kad jie yra ir bus sveiki. Matyk juos laimingus, apkabink juos, pasidžiauk, kad viskas yra gerai. Uždėk ranką savo ant krūtinės ir pasakyk: viskas yra gerai. Mano vaikai visiškai absoliučiai saugus ir sveiki. Ir dar kartą: viskas yra gerai. Mano vaikai visiškai absoliučiai saugus ir sveiki. Ir paskutinį kartą: viskas yra gerai. Mano vaikai visiškai absoliučiai saugus ir sveiki. Dabar pamažu grįžk į šią akimirką, jausdamasi visiškai rami ir atsipalaidavusi. Giliai įkvėpk ir iškvėpk. Palengva atmerk akis ir pajaus, kaip tavo kūnas remiasi į paviršių, ant kurio esi. Tu esi saugi ir tu turi viską, ko tau reikia, kad jaustumės gerai dėl savęs ir dėl savo vaikų. Kai būsi pasiruošusi, lėtai pradėk judinti kojų bei rankų pirštus. Visiškai atmerk akis. Pajaus tą palengvėjimo, ramybės, nusiraminimo būseną. Ačiū, kad skyrei laiko savo. Linkiu tau ramių minčių ir iki kitų susitikimų.